Evelina, dar viena svarbi tema yra apie seksualinį priekabiavimą darbe. E, Mes jau esam su psichologė šiek tiek kalbėję apie tai, kaip žmogus jaučiasi ar ne, kai gauna tam tikras užuominas, ar tai kažkokį fizinį kontaktą, ką jam reikėtų daryti ir panašiai, bet tai yra labiau iš moralinės, psichologinės ir žmogiškosios pusės. Kokie patarimai būtų iš teisininko pusės, nepriklausomai ar tai yra vadovas, ar tai yra kolega, kuris priekabiauja, galbūt ir yra teisinis apibrėžimas, kaip teisininkai supranta šitą terminą, ar ne, kokius įrodymus reikia surinkti, kad pagrįsti teisiškai, jog darbe buvo seksualinis priekabiavimas. Kai darbuotojas darbe patiria seksualinį priekabiavimą, pirmiausia, jis turėtų imtis tam tikrų veiksmų iš darbo teisės pusės. Tai informuoti darbdavį apie tai ir darbdavys turėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai savo darbo aplinkoje yra saugus ir nepatiria tokių priešiškų, žeminančių veiksmų. Seksualinis priekabiavimas yra vienas iš tokių veiksmų. Darbo kodekso 30 straipsnis įpareigoja darbdavius užtikrinti saugią aplinką ir įpareigoja turėti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimo teikimo ir nagrinėjimo tvarką. Tai visi darbdaviai tokias tvarkas turi turėti. Jeigu darbuotoja žino, kad įmonėje tokia tvarka yra, jinai turėtų būtent pagal tą tvarką kreiptis į atsakingą asmenį ir padaryti atitinkamą pranešimą apie situaciją. Tada darbdavys, vadovaudamasis tvarkos sąlygomis, turėtų atlikti tyrimą. Kadangi seksualinis priekabiavimas darbo vietoje yra laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, atliekamas šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo tyrimas. Darbuotojas turi, tas, kuris seksualiai priekabiavo, kuris įtarė, kad seksualiai priekabiavo, turi pateikti paaiškinimą rašytinį, darbdavys turi pareigą tokio paaiškinimo paprašyti pas darbuotoją. Ir toliau visos aplinkybės tyriamos, apklausiami liudytojai, apklausiamas ir nukentėjęs asmuo. Išsamų tyrimą atlikus, pagal darbdavio nustatytą tvarką, gaunama kažkokia tai išvada, ar buvo tas seksualinis priekabiavimas ar nebuvo, ar tas darbuotojas, kuris atliko tam tikrus seksualinio priekabiavimo veiksmus, padarė darbo pareigų pažeidimą ar nepadarė. Jeigu padarė, tai tuomet ar jis turi būti įspėjamas, kad jeigu vėl pasikartotų tokia situacija, 12 mėnesių laikotarpis galėtų būti atleidžiamas už pakartotinį pažeidimą, ar vis tik tai jau tas pažeidimas yra toks rimtas, kad darbuotojas nebegali dirbti, tai yra laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir jis turi būti atleidžiamas iš darbo. O jeigu pats vadovas organizacijos yra tas žmogus, kuris priekabiauja? Tai jeigu tai yra aukščiausios grandies vadovas ir iš tiesų darbuotojas neturi kam pateikti pranešimo ir tyrimas įmonėje nevyksta, tai bet kokiu atveju visada gali darbuotojas kreiptis į valstybinę darbo inspekciją ir nurodyti, kad darbdavys nesivadovauja darbo kodekso 30 straipsniu, neužtikrina saugios aplinkos, pats vadovas elgiasi netinkamai. Na ir aišku, gali tokioje situacijoje vėlgi reikėti surinkti tam tikrus įrodymus. Tai garso, vaizdo įrašai, liudytojų parodymai galėtų būti tinkami. Galbūt tai yra seksualinio priekabiavimo tam tikrų apraiškų turinčios žinutės arba siunčiamos nuotraukos, tarkim, pats vadovas siunčia nuotraukas pavaldiniui, kurios yra turinčios seksualinio pobūdžio apraiškų. Tai visi įrodymai yra tinkami, tiesiog reikėtų nepamiršti to, kad jeigu mes kažką teigiame, gali tekti tuos žodžius pagrįsti tam tikrais įrodymais, jeigu kita pusė, kuri yra kaltinama, nepatvirtins mūsų teiginių. Kol vyksta tyrimas, ar ne, tarkim, dėl šiurkštaus pažeidimo, dėl būtent seksualinio priekabiavimo, ar žmogus, auka šiuo atveju, ar gali pasimti, tarkim, atostogas ir nedirbti, nes, ta prasme, bijo vis tiek to kontakto su to žmogum, nes tai taip pat yra ir psichologinis smurtas, ar ne, greičiausiai. Ar būtų galimybė tada tiesiog ar paprašyti atostogų, ar nedirbti, nes kol vyksta tas tyrimas, kad nebūtų to kontakto? Taip, aš netgi rekomenduoju į būtent pranešimo apie smurtą ir priekabiavimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkas įsitraukti, kokios priemonės yra taikomos, kai yra pateikiamas pranešimas apie patirtą smurtą priekabiavimą.
Tai vienas iš tokių žingsnių galėtų būti atostogų suteikimas, taip pat galėtų būti aukos ir to kaltinamojo atribojimas, gal galima vieną iškelti į kitą skyrių, kad jie nebedirbtų viename kabinete. Taip pat galėtų būti, Arba nuotoliu vienas, kitas iš ofiso. Taip, būtent. Žodžiu, darbdavys vis tik tai turėtų imtis tam tikrų veiksmų ir atsižvelgti į tai, kaip jaučiasi tas darbuotojas. Jeigu darbuotojas sako, aš norėčiau atostogų, nes aš negaliu būti šito aplinkoje, tai tikrai yra, sakykime, svarbi priežastis išleisti darbuotoją atostogų, net jeigu tos atostogos nebuvo suplanuotos iš anksto ir nebuvo tinkamai apie jas pranešta, tarkim, pagal atostogų grafiką. Tai manyčiau, kad darbdavys turi imtis visų priemonių, kad padėtų nukentėjusiam darbuotojui. Ir, sakykime, pirmiausia vadovaujamės tvarka, tačiau jeigu tvarkoje ir to nėra, gali būti priimamos reikiamos priemonės atitinkamai pagal situaciją. Gal galit pasidalinti, gal yra kažkokia statistika, kiek Lietuvoje per metus tokių atvejų yra fiksuojama, ar mes turime tendenciją didėjimo, ar galbūt tai yra tikrai pavieniai reti atvejai, o galbūt iki teismo tokie atvejai ir nedaeina? Deja, statistinių duomenų neturiu ir neteko matyti, kad jais būtų dalinamasi, tad statistiką negaliu pasidalinti, bet galiu pasakyti, kad per savo pačios praktiką per pastaruosius metus susidūriau su vienu atveju dėl vykdyto seksualinio priekabiavimo. Tai reiškia, kad tai nėra dideli skaičiai, nėra daug tų atvejų, bet mes nežinome, kiek aukų drįsta kalbėti apie tuos atvejus. Jeigu iš tiesų yra ir daugiau tų atvejų, bet aukos nieko nesako, mes niekada apie tai nesužinosime ir į statistikos lenteles tai nepapuls. Tai labai svarbu yra, kad aukos, kurios jaučiasi tikrai blogai dėl to, ką jos patiria, ar tai būtų prisilietimai darbo vietoje, ar tai būtų užuominos, ar tai būtų nepageidaujamo turinio nuotraukų siuntimas, kad jos nenumotų ranka, nes jeigu jos numoja ranka, reiškia, kad jos greičiausiai pačios ir išeis iš darbo, jos blogai jausis, joms paliks tam tikrą žymą gyvenime, socialinėme tokie veiksmai. Manau, kad apie tai reikia kalbėti ir būtinai reikia pasinaudoti tą galimybę pranešti darbdaviui, kad būtų atliekamas pažeidimo tyrimas. Ir dar ką aš galiu irgi pasakyti, kad turbūt jeigu auka išeina iš darbovietės ar ne, ir tas priekabiautojas nebūna nuteistas, jis pasirinks turbūt kitą auką. Vis tiek kažkas ateis vietoje ir ta karuselė turbūt suksis ir toliau. Ir apie tai vėlgi klausimas, ar kažkas sužinos ar ne, bet tas žmogus viską, ką jis darė blogais ir toliau galės tęsti minėtoje organizacijoje. Visiškai pritariu ir įsivaizduokim tokią situaciją, jeigu yra viena problema, didžiulė apie vieną žmogų einanti problema ir tas žmogus, jis ir toliau dirba, jis ir toliau daro tą, ką jis darė, o visi aplinkui palieka organizaciją. Geri, sąžiningi žmonės, kurie blogai jaučiasi joje dėl to, kad tas vienas žmogus taip elgiasi, jie palieka organizaciją. Aš manyčiau, kad reikia problemą spręsti ne išėjimo būdu, o būtent tos problemos sprendimu. Reikia inicijuoti tyrimą, reikia inicijuoti, sakykime, problemos tą sprendimą, galbūt atleidžiant būtent tą žmogų, kuris taip elgiasi, o ne laukiant, kol išeis visi kiti aplinkui. Ačiū labai už išvalgas, Evelina. Ačiū.